Vienas didžiausių alaus gamintojų pasaulyje, Heineken, pranešė, kad pirmasis šių metų pusmetis jiems nebuvo labai sėkmingas ir dėl to pirštų bedė į Kiniją. Nyderlandų bendrovė šiemet patyrė 95 milijonų eurų grynai nuostolį ir žiūrėti į šį skaičiuką tikrai liūdna, turint omeny, kad pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo džiaugtas 1,16 milijardų eurų grynuoju pelnu. Heineken patyrė 874 milijonų eurų nuostolį dėl investicijos į China Resources Beer, didžiausią šalies alaus gamyklą, nes pastarosios akcijų kaina nukrito dėl mažėjančios paklausos. Atmetus vienkartinius veiksnius, Heineken pelnas augo nuo 1,16 milijardų iki 1,2 milijardų eurų. Pardavimų pajamos didėjo 2,2% iki 17,81 milijardo eurų, o jų organinis augimas siekia 5,9%. Alaus pardavimai augo 2,1%, bet pavyzdžiui, alaus pardavimai tikėtasi, kad augs bent 3,4%.